Pasidariau medatko arbatos, nes aš jau kokią gerą savaitę sergu ir vis iki galo kažkaip man neišeina pasveikti, sakau, reikia jau pradėti tokiom kaip ir vaistažolėm gydytis. Nors šiaip man ta pati medatko arbata yra labai karti ir jinai yra labai neskani, bet kiek pasidomėjom, tai jinai yra tikrai gera, kai yra sloga ir panašiai. Sakau, reikia gal labiau su arbatom bandyti gydytis. Šiaip kas man labai patinka, kad labai galima patogiai taip susispausti ir įsidėti ir tada nereikia, kad ten viskas plaukėtų ir panašiai tarp tų birių arbatų, ta prasme, kai būna, o tarp tų visokių didesnių talpų man kažkaip nepatinka darytis, tai čia labai gera alternatyva, tiesiog man nusipirkti tokį ir susispausti visą labai patogu, gali tiesiog paskui maišytis su šaukšteliu ir mėgautis tą arbatą, kuri tikrai nėra skani. Tai kaip ir minėjau, jau gerą savaitę galima sakyti, kad taip sirguliuoju, nėra, kad ten labai jau stipriai sergu, bet gavosi taip, kad aš kažkaip tuos pirmus simptomus pajutau netgi paskutinę gal karščių dieną. Tai dabar yra jau Liepos 9 diena, jau čia virš savaitės galima sakyti, tas toks peršalimas man jaučiasi. Faktas, tas pirmas dienas buvo, kad tiesiog šiek tiek gerklę skaudėjo, bet paskui viskas intensyvėjo labai. Kodėl aš visą šitą pasakoju, nes aš kažkaip galvoju, kad norėčiau papasakoti, su kokiamis mintimis būtent šią visą savaitę susiduriu, nes manau, nėra man taip vienai, kad kartais ateina tokios mintis, kai sergi. Apskritai aš esu toks žmogus, kad man labai patinka viską visada susiplanuoti, aš esu tikrai disciplinos žmogus ir man patinka tos disciplinos laikytis ir kai būna kažkas ne pagal planą, man atrodo, kad jau viskas griūna ir kad kaip dabar man čia viską išlaviruoti ir panašiai. Aš irgi gal labiausiai kalbu apie tą tokį fizinį aktyvumą, nes kas mane jau žiūri ilgesnį laiką, tai žino, kad aš mėgstu ir pasivaikščiojimus, lankau ir sporto salę ir man labai mano gyvenimui padeda tas fizinis aktyvumas tiek mano fiziniai, tiek emociniai sveikatai. O dabar jau virš gerokai savaitės tiesiog galima sakyti iš namų neišeinu, nes stengiuosi gydytis, nors ir dabar sakau, jau šiandien tikrai jaučiuosi kaip ir sveika, bet vis tiek reikia dar kažkaip dabaigt gydytis. Todėl ir nusprendžiau gal pradėti būtent šiandien tą savo vėl vlogą naują filmuoti, nes noriu kažkaip gal ir pasidalinti tom tokiomis mintimis, kas man užplaukia, kai aš sergu. Kaip ir minėjau, kadangi aš esu disciplinos žmogus, tai man sunku kažko nepadaryti ir dabar, kai visą granai savaitę sėdi namuose ir nieko neveiki tik tais po namus, tai aš jaučiu labai didelę kaltę ir aš jaučiuosi kalta ir griaužiu labai save taip iš vidaus, kad aš nenueinu į sporto salę, kad, nežinau, darbai stovi ir panašiai. Ir aš tokia jaučiuosi kaip, nežinau, kad ant manęs uždėjo kažką sunkaus ir kad aš negaliu tiesiog atsikelti ir eiti kažką daryti, nors ta sveikata mano nėra, kad čia būtų bloga, tiesiog, paprastas gripas, peršalimas, nežinau, kas man čia yra, bet ta prasme, aš nesijaučiu blogai jau labai, bet esmė tokia, kad vis tiek neįsisergantis sportuoti, kad ir kitų žmonių neapkrėstum ir šiaip reikia patausoti tą organizmą, nors neslėpsiu, kaip pirmom dienom aš apsirgau, tai man reikėjo labai valdytis, neiti sportuoti, juolab, kad ir orai pas mus šitą visą savaitę yra labai tragiškai, grinai yra kaip lapkričio mėnuo, ištisai lyja lietus, turim po 13-16 laipsnių šilumos Liepos vidury, tai tikrai, reikia vien iš to pasisaugoti, nes aš ir šiaip į tą sporto salę ir einu būtent pėstute, o yra apie 3,5 km į vieną pusę, tai nerizikuosiu ir savo ir kitų žmonių sveikata ir neįsi, bet ką aš noriu tom pasakyti, kad visą šitą savaitę jaučiuosi taip, kad aš kalta prieš save, kad nepadarau kažko, nenueinu ir panašiai, nors čia yra tokios tikrai kvailos mintis ir tikrai reikia leisti savo pasveikti normaliai, išsisirgti, bet aš negaliu su tuo kovoti ir dabar man kiekvieną dieną vis yra blogiau ir man net nežinau, toks ir liūdesys apima, atrodo, aš nebesuprantu, ar aš čia jau nusisėdėjusi esu namuose ir man iš to tos taip sveikatos nėra ir silpna, ar man dar vis tas peršalimas kankina. Tai aš jau šito nebesuprantu, nes vis tiek, kai mano organizmas, kūnas pripratęs prie to nuolatinio tokio bėgimo visur, ėjimo ir panašiai, tai man tikrai to trūksta ir per emocinę būklę labai kerta. Dabar atrodo tas, kad labai laukiu, kol pasveiksiu, kad vien grįžti į save, nes, sakau,
jaust kaltę, kad tu sergi ir kad tu negali tam tikrų dalykų padaryti savo rutinai, ką tu esi įpratęs, tai tikrai nėra gerai tos kaltės jausmą jaust, bet, aš taip jaučiuosi, tai kažkaip nežinau, pagalvojau, kad norėčiau ir su jumis galbūt pasidalinti, galbūt aš esu ne viena, kas neleidžia savo sirgti, jeigu galima tai pasakyti. Aš visada, kai blogai jaučiuosi, man tas viduj, kad aš nieko neveikiu, man labai toks, nežinau, aš ir kalta jaučiuosi ir tokia, sakau, man labiausiai gal ir kerta per tą, netgi sakyčiau, emocinę būklę, tą pačią savijautą, nes aš kažkaip atrodo noriu spėti viską pasidaryti, bet ne visada išeina ir tikrai kartais reikia leisti gerą savaitę išsilsėti ir nieko neveikti. Tai aš elementariausiai ir dėl YouTube video jau pradėjau stresuoti savo galvoje ir pergyventi, kad kadangi aš esu susiplanavusi mėnesį visada kelt po 3 video, tai nuo pat savo YouTube pradžios šito tikslo ir laikausi ir man kol kas pavyksta. Faktas, aš nežinau, kaip bus toliau, gal bus atveju, kai aš tiesiog pasidarysiu kokią gerą mėnesį pertrauką nuo to, nes tiesiog mano vidus taip jaus ir norės, bet šiuo momentu man labai dar patinka filmuoti tą YouTube ir man ir patinka, bet aš užsidarau savai į tam tikrus rėmus, į kuriuos aš pati save spaudžiu ir man pačiai būna paskui labai sunku išlaviruoti tam tikrais atvejais, kad viską suspėt, nes nuo šono gal atrodo, kas yra tą YouTube video nufilmuoti, bet yra daug daugiau, nei gali kitiem pasirodyti nuo šono, nes tu vis tiek turi tam ir pasiruošti. Ir aš ir dabar esu tiesiog pasidėjus kamerą, bet esu pasidėjus kamerą ant kėdės. Iš šono yra viena lempa, kuri mums sulūžo ir mes niekaip jos aukštyn dabar nebegalim iškelti. Tai tas apšvietimas ir būtent šitam kambarį irgi nėra vienas iš geriausių. Juolab, kad dabar vėl lyja ir tu negali prigaudyti tos tiek daug šviesos, tai tie maži dalykai irgi susideda ir atrodo, kad tas video prisiruošimas atima daug daugiau laiko nei pats, kai atsisėdi jį ir nufilmuoji. Nekalbu apie tai, kad jį reikia iškarpyti, sumontuoti ir panašiai, bet man visas tas procesas labai patinka. Aš tiesiog pati save spaudžiu per daug ir galėjau tiesiog irgi Liepos mėnesį padaryti taip, kad aš įkelsiu 1 ar 2 video, bet ne, man yra jau mano galvoj, aš turiu datą, kada būtent šitas video turi išeiti ir aš būtent tą datą noriu jį ir įkelti. Mano tas užsibrėžimas kartais yra labai gerai, nes tu gali lengviau siekti tų savo veiklų tobulėjimo ir panašiai, kaip tu nori tam tikrais tikslais, bet kartais tiesiog kiša koją ir tu galvoji tiesiog prisipieši visokių scenarijų, kad tu būtinai turi spėti, nes jeigu tu nespėsi, aš žinau, kad nespėsiu, tai griaušiu save ir man bus toks, nežinau, gerų 2 savaičių griaužatis, kad aš nežinau, kad praleidau, tarkim, 1 video įkelt. Aš šiaip stengiuosi su šitų dalykų kovoti, bet ne visada ir pavyksta. Suprantama, kad kuo daugiau veiklų įneši į savo gyvenimą, tai tuo mažiau laiko lieka, bet kažkaip norisi man vis tiek atrasto laiko iš kažkur, bet yra kaip yra, tiesiog aš toks žmogus, manau, geriau jau taip, nei ten viską atmestinai visada daryti ir ten nesilaikyti savo duoto žodžio, bet kaip aš ilgiuosi, jeigu galima tai pasakyti, irgi yra, šiek tiek per daug to spaudimo savo, kaip ir šiandien yra šeštadienis, aš esu užsibrėžus kelt kitą sekmadienį video, tai atrodo yra dar savaitę laiko, bet vis tiek per vieną aš video niekada nefilmuoju, nes norisi vis tiek kažkaip ir iš daugiau kampų paimti, gal ir panašiai. Ir kažkaip man retai tikrai gaunasi, kad aš tą video nufilmuoju per vieną dieną, o sakau, dar kur ir ten visi tie montavimo dalykai, tai užima tam laiko. Ir aš esu toks žmogus, kad aš visada noriu kokios 2 dienos iki video kelimo būti jau jį paruošus, kad man būtų ramu. Tiesiog čia irgi toks mano dalykas, bet aš visur gyvenime esu tokia, kad aš ir per anksti visur ateinu. Aš jau geriau 10 minučių ateisiu anksčiau nei pusę minutės vėluosiu, nors nuo tos pusės minutės irgi dažniausiai tikrai gyvenimas nesugriūtų ir kartais su tuo kovoju, nes kartais sakau, kai tu įsispaudai tam tikrą rėmą pati save, tai būna, kad tu pati pergyveni, nors net nereikia stresuoti pergyventi, nes atrodo, tu pats atsakingas ir už tą savo gyvenimą, už tą savo idėjas, bet taip jau yra kažkaip
Norėjau tiesiog gal pasidalinti tokiom mintim su jumis. Tikiuosi, čia man viskas pavyko papasakot, kaip aš noriu. Ir jeigu ir jūs, nežinau, susidarit su panašiom mintim ir griaužėt save, net ir sirgdami, kad kažko nepadarot, kažkur nenueinat ir panašiai, tai irgi tikiuosi, kad pasijausit ne vieni, nes kartais būna, kad tam tikrais atvejais jautiesi vienas ir vienintelis toks kvailelis, kad negali susidoroti su tam tikrom savo mintim ir emocijom ir panašiai, bet visi mes žmonės, visiems būna liūdnų dienų, sirgimų, tai nežinau, kaip ir motyvacijos, nuotaikos, tai taip ir tų žemesnių dienų nusinulinimų, kaip aš sakau, būna ir čia yra visiškai normalu. O dabar sakau, reikia baigti gerti arbatą ir liekti galvos plauti ir prisijungsiu kitą dieną. Dabar esu iš tikrųjų taip gerokai susinervavus, nes prisėdus montuoti video būtent va šitą, pamačiau, kad vienas vaizdo įrašas yra be garso. Na, čia jau mano kaltė, nes nepatikrinau, ar įjungtas mikrofonas, bet ir tas mikrofonas pats, galima sakyti, kad sugribavo, nes reikėjo įjungti ir siųstuvą mikrofoną, nors šiaip jis automatiškai įsijungdavo. Tai pagavau tokią pirmą nesąmonę būtent su vaizdo įrašais. Pirmą kartą pakliuvo tas, kad įsirašęs nėra garso ar kažkas va taip, tokio rimtesnio atsitiko, kur tu tikrai negali ten grįžti atgal ir kažkaip tą ištaisyti. Tai nežinau, šiaip tikrai viduje yra toks ir pyktis ant savęs, kodėl aš nepatikrinau, nors visada būdavo gerai, bet dabar tiesiog yra pamoka, kad visada patikrinti ir mikrofoną, ir patį siųstuvą, ar jie abu yra įjungti. Dabar reikia lėkti iki paštomato, pasimti About You siuntą, nes buvau užsisakius su labai gerom nuolaidom rūbų. Tai šitos siuntos aš labai ilgai laukiau, nes kadangi buvo dideli išpardavimai, tai automatiškai ir tie siuntimai visada šiek tiek vėluoja, bet labai tikrai gerom kainom užsisakiau rūbų. Įdomu, kiek man tų rūbų tiks, o ir šiaip labai džiaugiuosi, kad pagaliau pasveikau ir nebėra to gerklės skausmo, to tokio kosulio ir panašiai, ir sloga visiškai dingo, tai pagaliau jaučiuosi, kad esu grįžus į save, į tos savo visus darbus ir rutiną ir panašiai. Tai iš tikrųjų labai tikrai yra geras jausmas, kai tu pasveiksti ir tu tada visada, aš nežinau kaip jūs, bet aš asmeniškai visada pradedu labiau vertinti bent jau kokią savaitę, dvi tą savo gerą savijautą, nes visada, kai tu jautiesi gerai, tai tu neįvertini to ir tu priimi kaip duotybę ir kad čia yra visiškai normalu ir panašiai, bet kai sustreikuoja bent ir paprasčiausias peršalimas atsiranda ar šiaip sustreikuoja sveikata, automatiškai būna tas, kad tu labiau pagalvoji, kad kaip gerai, kai tu atsikeli ir jautiesi gerai, esi sveika ir panašiai, tau nieko neskauda. Na va, pasiėmiau siuntą, jinai yra tikrai nemaža, kaip matot, belenkokio dydžio. Nors ir tų rūbų čia yra nemažai, tai nereikia norėti, kad ir tas maišas būtų mažas, tai nieko nelaukiam ir einam žiūrėti, ką mes čia turim. Gal dabar galvoju prisisėksiu aš tą mikrofoną, nes nežinau, kaip su viena ranka išpakuoti. Tai žodžiu, žiūrim. Šiaip šitą noriu holą pradėti nuo vieno kostiumėlio, kurio labai laukiau. Tai galvoju, nežinau, gal rodysiu kaip ir visada ant savęs tos rūbus, tai einam matuotis. Apsirengiau šitą kostiumėlį ir iškart nusivyliau, nes man norėtųsi jo, kad jisai būtų didesnis. Kelnės gal kaip ir geros, bet esmė tokia, kad šita labai trumpa ir labai, taip nežinau, aš ją įlindau, bet nesijaučiu komfortiškai, bet nežinau, reikėtų dar paskui nueiti prie veidrodžio pasižiūrėti, kaip čia atrodo, bet norėtųsi per dydį, kad jisai būtų didesnis. Čia yra dydis M, bet kadangi visos prekės buvo per labai išpardavimą didelį ten iš to About You ir faktas, kad tų dydžių nebuvo labai daug. Bet šiaip už šitą visą kostiumėlį mokėjau 5,90 €, man atrodo, kažkas apie 6, bet 6 tikrai nesiekė. Tai aš pagalvojau, kad blemba atrodo ir šiaip ganėtinai ir kokybiškas ir partas nuotraukas. Ir šiaip čia irgi toks storesnės medžiagos, tai tikrai atrodo jisai geras, bet sakau, dar pasižiūrėsiu, bet man atrodo, kad jisai yra per mažas, nebent po namus pasilik, bet ar man po namus reikia, nežinau. Antras drabužis tai yra toks megztukas, labai mielas su kaspinėliais. Šitą aš jau matau, kad aš tikrai pasiliksiu rudeniui žiemai, tikrai bus
labai labai fainas ir kas man patinka, kad jis irgi yra toks oversize, kad neįpareigoja ir nesi apspausta kaip prieš tai, kur tas kostiumėlis, tai aš jaučiausi per daug apspausta ir man tokie rūbai nelabai patinka, kartais nešioju, bet ne per daugiausiai. Tai šitų megztukų esu labai labai patenkinta, jo kaina irgi buvo labai labai nedidelė, 4-5 eurai. Šiaip aš už visus rūbus sumokėjau 32 eurus, tai ką matysit, tai visi rūbai bendrai kainavo tik tais 32 eurai. Aš ir savo Instagrame dalinausi, kai buvo būtent šitas išpardavimas About You, kad vyksta nuolaidos ir šiek tiek rodžiau, ką aš nusipirkau. Tai jeigu norit, galite mane Instagrame pasiekti, jeigu aš kažką kažkur užmatau tikrai gerom kainom, būna, kad įkeliu. Dar vienas megztukas, kuris man beprotiškai patinka, čia grinai yra irgi mano stilius. Platus, neįpareigojantis ir tokios ir spalvos, kurios ir juoda balta, tai visada tokios spalvos labai labai tinka. Šitą taip pat tikrai pasiliksiu. Irgi sakau, jo kaina ten 4 eurai kažkas tokio buvo. Nežinau, kaip galima tokią megztinį nepasilikti, kur yra naujas daiktas už tokią kainą. Tai sakau, About You šiaip man parduotuvė elektroninė labai labai patinka. Taip pat vieną buvau rūbą užsidėjus, bet man jisai netiko, tai aš jį greit parodysiu. Tai čia irgi tokiu pat grinai spalvu, kaip ir dabar aš šitą apsirengusi esu, tokia kaip golfytė, bet jinai man netiko, nes yra, tokios ganėtinai plonos medžiagos ir tiesiog jinai šiek tiek persišviečia, tai kad ir už mažą kainą, bet aš ją grąžinsiu, nes, jinai nėra tokia jau kokybiška. Šitas megztukas man asmeniškai yra grinai, galima sakyti, kad atradimas perliukas, nes yra tikrai kokybiškos medžiagos ir aš esu sakiusi, kad man patinka, kai yra nuogi pečiai, bet daugiausia būna, kad tu nesijauti komfortiškai, nes būna, kad ištisai reikia taisytis, o būtent šitas megztinis yra labai labai toks standus ir galima jį tiesiog taip nešioti, kur praktiškai tų pečių nėra, bet galima, ta prasme, nusileisti tiek, kiek tau patinka ir kiek tu nori ir tikrai atrodo labai labai gražiai, kur, čia toks megztinis, kur tikrai labai labai patiko ir žiauriai skaitau ir jau net nuotaika pakilo. Moteris mane supras, kai gerą rūbą randi ypač už gerą kainą, kad nuotaika būna bent valandėlį kitai pakyla. Jau šiek tiek ir sukaitau besimatuodama. Sekantis rūbas yra tokia paprasta grinai palaidinukė, kur tikrai nėra nieko įspūdingo, nieko ypatingo, bet kai kainos labai labai geros buvo, tai tu ir į tą prekę žiūri visai kitom akim. Būtent tokie rūbai, manau, irgi susinešioja kaip per karštą su megztiniu, bet dar po striukę norisi kažką apsirengti. Taip pat čia buvo dvi tokios pat tik skirtingų spalvų. Kita spalva yra tokia mėlyna. Man būtent tokios spalvos ant rūbo nėra mano jau silpnasis dalykas, dėl kurio aš einu iš proto, bet sakau, kai už geras kainas, tai tu kitaip ir vertini. Tai žodžiu, šitos dvi kainavo 4 eurai su centais, tai ta prasme po 2 eurus už vieną tokį, kur tu net humanai negausi, kur būtų nenunešiota ir jau geros kokybės ten tas rūbas. Šitus irgi taip pat pasiliksiu, nes galima tiesiog, kad ir po namus susidėti ir sunešioti. Ir paskutinė prekė šito holo yra būtent šita palaidinukė, kas man patiko apie ją, kai užsisakinėjau, kad toks įdomesnis kirpimas, būtent tokio kirpimo nieko neturiu, tai būna arba tiesiog visur kroptopinta, arba jau normali maikė palaidinė. Mane būtent ir sužavėjo šita dalis šitos palaidinės ir ta raudona spalva gal kažkiek sužavėjo, nors raudonų rūbų neturiu aš daug, bet kartais norisi. Bet dėl šitos irgi abejoju, nes čia yra S, aš nešiojanti esu M ir man šiek tiek kažkaip jinai veržia ir aš nežinau, dar reikės daugiau gal po namus pavaikščioti, kad įsitikint, ar man nepasilikti ar ne, nes kaina gera, tai būtent todėl ir mane vilioja, bet vis tiek aš noriu įsitikinti, kad jinai man tikrai tinka ir patinka, nors sakau, prie kažkokių džinsų ar juodų grinai klasikinių kelnių atrodytų labai gražiai, bet dabar plus aš esu dar labai sukaitusi nuo tų rūbų matavimuose ir man atrodo, kad jinai visur taip labai labai apsispaudžia, bet
pasižiūrėsiu paskui, tai žodžiu pasiliksiu tas kelias palaidinės ir tuos 3 megztukus tikrai pasiliksiu, dėl šitos pagalvosiu, o kitus gražinsiu. Tai va, buvo toks mano šitas haulas ir apskritai video. Labai ačiū, kad žiūrėjot, kad paspaudžiat like, pakomentuot, paprenumeruot mano kanalą ir susitiksim sekančiam video. Ačiū ir iki.